Esame 4 vidurinėje, kitaip žinoma, Žalgirių vidurinėje. Taigi norėčiau paklausti panelės, ką jinai mano apie grafiti paišytojus. Aš manau, yra gražu, jeigu yra gražiai nupiešta. Menas toks jaunuolių. Kai kurie gražus, bet ne visi. Kodėl ne visi ir kokie jums gražus? Pagal kiekvieną skonį. Jeigu ten taip kokia marmalinė arba ten nešvankus organai nupiešti, tada tikrai negražu. Ant kelio ženklų neigiamai, nes naktį nesimato. Šiaip kur nors skersgatvė ant sienos, jeigu gražiai. Tai gerai atrodo. Neigiamai, viskas yra neigiamai. Tai net puošia, pavyzdžiui, kelio ženklus, jeigu ant jų, arba šiaip ant kokių sienų, jeigu gražiai padaryta, tai tikrai puošia. Gal ant specialių sienų kokių įrengtų. O iš kur atsiranda noras pas tų grafiti piešėjų, gal jūs žinote, nes mes nei vieno nesutikome, kuris pasakė. Gal jie neturi popieriaus ant ko piešti. Ir išpiešti visą mokyklą, duokit spalvų mokiniams, piešim gražiai viską. Ir jeigu ten toks yra piešinys, galiu prisidėti, tik duokit spalvų, mes su mano šaika nuspalvinsim. Nu nebėg. Nu, štai koks nedrąsus šio laikinis jaunimas. Būkit drąsesni. Sunku vertinti. Ant namų sienų, jeigu gražus, tai galbūt. O pavyzdžiui, jau dabar pastebėjome, kad jau per daug, netgi ant suoliukų yra. Taigi, ką jūs manote, kaip manote, ką reikėtų daryti, kad to nebūtų? Nudažyti suoliukus. Nu, bet jeigu nudažo ir vėl apipaiško. Dar sykį dažyti. Ugdo mokinius ir juos verčia tobulėti. Jiems plečiasi kūrybinė fantazija ir jiems tiesiog yra smagiau dirbti. Kaip manote, ką reikėtų įsteigti, kad jie galėtų piešti kur gali? Ką nors. Sėkmės kūryboje. Taigi, ačiū tau už tokį nuostabų interviu. Gal užteks? Dėkui ir tau, Laimonai, sėkmės kūryboje.